mano kanalą ir šiandien yra ketvirtadienis. Kaip ir žadėjau, nufilmuosiu klausimų ir atsakymų video. Buvau jūsų prašęs, kad klausimus uždavinėtumėt mano Instagrame, kad tiesiog kad klausimai nesimaišytų su komentarais. Ir noriu iš anksto jums padėkoti už visus klausimus, kurie laukus noriu pradėti. Pradėsiu nuo pirmo klausimo, kurį uždavė Aistė. Koks tavo svajonių darbas? Aš labai mėgstu rašyti knygas ir vieną dabar rašau. Tad galbūt mano svajonių darbas ir būtų būti rašytoja. Ir į kokią šalį norėtum nukeliauti. Na, žinoma, į Prancūziją. Aš labai noriu aplankyti Paryžių ir manau, kad laikui bėgant tai tikrai pavyks. Klausimas iš Jogailės. Ar turi simpatiją? Nenorėčiau to atskleisti. Ir koks patinka šokoladas? Pieniškas. Deimantė Jaciūnaitė. Kaip gimė mintis turėti YouTube kanalą? Na, aš prieš tai žiūrėjau kelias vlogerės ir kaip ir sakiau, aš noriu įamžinti tuos visus tokias įsimintinas akimirkas, taip pat parodyti jas jums. Tad taip ir nusprendžiau. Rugilė Bar. Kokia tavo mėgstamiausia veikla? Na, be to, kad mėgstamiausia veikla galbūt būtų filmuoti video. Dar mėgstama veikla, tai manau būtų net kelios. Tai man labai patinka daryti įvairius desertus. Man patinka rašyti knygą, patinka keliauti, patinka apsipirkinėti. Dar vienas klausimas nuo jos būtų, ar turi BFF? Na, manau, kiekvienas turi. Ar kada norėtum būti vegetarė? Manau, kad ne, nes nežinau, aš nejaučiu nieko blogo valgydama mėsą, todėl aš ją valgau. Kokia liga sergi? Na, jau visi, manau, žino, kad turėjau problemų su širdim. Gal galėtum plačiau papasakoti? Ne, tikrai nenoriu apie tai daug kalbėti ir plačiai. Manau, užtenka tiek, kiek žinot, ir tai nėra pats smagiausias dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti. GS Martyna. Į kelintą klasę eini? Į 11. Miglė, ar turi žmogų, kurį tu pažįsti su tuo pačiu vardu kaip tau? Vieną pažįstu. Monika Pundziūtė. Aistė. Labas, norėjau paklausti, kiek tau metų ir kelintas yra tavo iPhone? Man yra 17 metų ir mano iPhone yra SE. A. Jaciūnaitė. Svajonių šalis. Tai Prancūzija. O jeigu dar konkrečiau, tai būtų miestas Paryžius. Mėgstamiausias patiekalas. Aš turiu daugiau negu vieną mėgstamiausią patiekalą ar desertą. Man patinka daugas. Man patinka makaronai, man patinka lašišos sriuba, šokoladinė suflė, patinka bandelės. Ar dar darysi receptų filmukų? Taip, manau, tikrai darysiu. Kai tik rasiu kokią nors itin skanų patiekalą, būtinai nufilmuosiu kaimai tau. Ačiū, taip pat ir tau. starshop.lt. Ką norėtum pasiekti per 2017 metus? Nežinau, ne. Padaryti kuo daugiau įdomių video, kur nors pakeliauti Lietuvoje, kur nors, kada norėčiau užbaigti vieną labai rimtą projektą, kurį dabar darau. Planų yra. Greta Levičiūtė. Kur tu gyveni? Kauno mieste. Medūziukas. Kokia tavo mėgstamiausia tavo nuotrauka? Koks keistas klausimas, nežinau. Nežinau, man patinka šitą nuotrauką labai. Jeigu matote, tikiuosi, kad matote. Dar man labai patinka neseniai nufotografuota štai ši nuotrauka. Na, man neatrodo labai graži ir pavasariška. Gabija Jakutyt. Kas tave skatino kurti video? Manau, kad aš pati. Monika, daryk video. Taip, iš tikrųjų, tai aš iš pradžių nesakiau nei sesei, nei kitiems, kad planuoju visą tai pradėti. Buvo pačios susitarimas su savimi, pačios savęs paruošimas, nuteikimas ir taip. Pasakiau sesiai tą pačią dieną, kai ir filmavau pirmąjį video, kad aš tai pradėsiu, darysiu, kelsiu video YouTube. Tai vat.
Dominyka 2K17. Ar norėtum nufilmuoti room tour? Na, kambario turą turėjau omeny lietuviškai. Net nežinau, iš tikrųjų. Gal kad nors. Gabija Jola. Koks tavo idealas? Net nežinau, ar tokį turiu iš tikrųjų. Net nemanau, kad turiu kažkokį idealą, kurį norėčiau kopijuoti ar kažkas panašaus. Ne, neturiu. Mėgstamiausia knyga. Na, jeigu pažiūrėjus iš šiemet, tai knygų labai mažai šiemet dar skaičiau. Tai šiuo metu tikrai neturiu mėgstamiausios savo knygos ir mėgstamiausias desertas. Na, vėlgi pasikartoja ta pati situacija. Aš sakiau, kad neturiu vieno kažkokio mėgstamiausio deserto. Tai nežinau, man patinka ir suflė, šokoladinis desertas ir šaldyta želė. Na, daug kas. Simu Goda, koks tavo blogiausias įprotis? Nežinau, manau, kad žmogaus blogiausią įprotį pamato aplinkiniai, ne jis pats. Tad tokio klausimo reikėtų klausti Ritos. Kokio žanro filmus mėgsti? Na, tai tikrai būtų arba komedijos, arba kažkas apie meilę, romantiką, nežinau net. Kokį vieną blogą dalyką panaikintum iš šio pasaulio? Manau, kad dujas, kurios teršia mūsų gamtą, tai yra automobilio išmetamos dujos, per kaminus įvairiausios rūkstančios dujos, kurios teršia mūsų gamtą, tikrai turėtų būti panaikintos. Ir vietoj jų turėtų tikrai kas nors sugalvoti pagaliau kokią nors alternatyvą. Ar mėgsti gaminti? Tai be abejo. Parodyk savo telefono tikliką. Štai jis. Jį man padovanojo Rita. Telefono gavimo proga. Kokią šventę mėgsti labiausiai? Manau, kad Kalėdos tikrai viena yra iš mėgstamiausių, nes jinai yra ilgiausia, daugiausiai džiaugsmo ir jaukumo sukurianti šventė, tai visas adventas. Dar man labai patinka Valentino diena, taip pat yra labai romantiška diena ir toliau. Tai vat gal tos būtų. Kada tavo gimtadienis? Liepos 16. Kiek tau metų? 17. Ar mėgsti skaityti? Manau, kad taip. Koks tavo mėgstamiausias serialas? Net nežinau. Žiūriu lietuviškus Rezidentus, jie tikrai juokingi ir įdomus. Visą gyvenimą nuo pat mažens žiūrėjau Moteris meluoja geriau, tad ir jas mėgstu. Simpsonus. Ar tau patinka tavo naujas telefonas? Tai aišku, aš jį tiesiog myliu. Ką norėtum pakeisti savo gyvenime? Manau, kad nieko, kaip yra, taip yra. Viską praėjau, išgyvenau ir dabar jaučiuosi laiminga. Kokiose šalyse buvai? Na, kai buvau labai maža, buvau Anglijoje, bet matau klausimą yra, į kurias norėtum nukeliauti dar kartą. Tai aš buvau tik Anglijoje. Tuo metu buvau labai maža, tad dabar nieko neprisimenu ir net nežinau, ar norėčiau tenais dar kartą. Bet manau, kad taip. Manau, kad tikrai kada nors norėčiau aplankyti Angliją. Vietukas C. Kaip įsivaizduoji save po 10 metų? Labai įdomus klausimas. Dėl to, kad tikrai net neturiu idėjų, kaip galėčiau atrodyti ir ką veikti po 10 metų. Tad manau, iš šitą klausimą kol kas negaliu atsakyti, nes aš apie tai dar niekada nesu pagalvojus. Tai viskas. Perskaičiau visus komentarus. Ačiū Jums už tokius įdomius klausimus. Tikiuosi Jums patiko šis video ir tikiuosi susitiksime kitą kartą. Iki.